būtų galima dar kartą pasižiūrėti. Dar palaukime 1-2 minutes ir pradėsime pristatymą. Tai dar kartą sveikinuosi. Pradėsime pristatymą, mokymus pareiškėjams apie investicinę paramą individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams. Šiandien jums pristatysime bendrą informaciją apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas, gauti finansavimą individualių kaupimo įrengimui. Paaiškinsime reikalavimus pareiškėjams, projektams, išlaidų tinkamumui, pristatysime susijusios valstybės pagalbos, smulkaus ir vidutinio verslo statuso deklaracijos rengimo reikalavimus, paaiškinsime, kaip reikia pildyti tinkamai paraišką. Taip pat pristatysime informaciją apie išmokėjimo procesą ir mūsų pristatymo pabaigoje bus klausimų atsakymų sesija. Dėkojame visiems, kurie pateikė iš anksto jums rūpimus klausimus. Į daugumą jų atsakysime per savo pristatymą, aiškindami reikalavimus. Jei bus naujų klausimų ar jausite, kad dar norite išsamesnių atsakymų, tai po mūsų pristatymo kviesime pateikti klausimus ir pateiksime atsakymus iš karto mokymų pabaigoje arba prireikus raštu atsakysime jums vėliau. Taigi pakviesiu savo kolegas pradėti reikalavimų pristatymą apie kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti individualių kaupimo įrenginių įsirengimui. Prašau. Ačiū labai. Sveiki visi, esu projekto administravimo skyriaus projektų vadovė, kuruoju kaupimo įrenginių finansavimo jungtinį projektą ir jums šiandien pristatysiu kvietimo sąlygas. Taigi finansuojamas yra ličio geležies fosfato arba ličio jonų kaupimo įrenginys. Kaupimo įrenginys dar gali būti vadinamas kaupikliu, baterija, bet visais atvejais tai tas pats įrenginys, kaupiantis ir saugantis elektros energiją. Yra nustatyta maksimali galima talpa, tai yra finansuojami kaupimo įrenginiai iki 500 kWh talpos. Svarbu paminėti, kad finansuojami tik gamintojų projektai. Gaminantys vartotojai šiame kvietime negali dalyvauti. Jungtinio projekto siekiamas rezultatas yra 15 MWh sukurti nauji individualūs elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumai. Kvietimui skirta daugiau kaip 3,4 milijonų eurų. Paraiškas galima teikti iki šių metų gruodžio 6 dienos, užpildant elektroninę paraiškos formą. Vėliau pranešimo eigoje pristatysiu pačią paraiškos formą. Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 12 mėnesių su galimybė pratęsti laikotarpį iki 2026 metų kovo 31 dienos. Jungtinio projekto vertė bus nustatyta pagal
fiksuotosius vieneto įkainius, tai yra įkainiai atsakingos institucijos nustatyti pagal rinkoje esančias kainas. Įkainiai yra 4, atsižvelgiant į tai, kad finansuojami 2 rūšių kaupimo įrenginiai ir finansavimas gali būti skirtas su PVM arba be PVM. Įkainiai yra už 1 kWh, todėl jūsų jungtinio projekto vertė priklausys nuo to, kokios talpos kaupimo įrenginį pasirinksite. Skaidrėje matote, kad ličio geležies fosfato kaupimo įrenginys yra šiek tiek brangesnis už ličio jonų kaupimo įrenginį. Tai 744,23 be PVM už ličio geležies fosfato kaupimo įrenginį ir 646,41 už ličio jonų kaupimo įrenginį. Tai yra įkainiai už 1 kWh. O kokia dalis nuo apskaičiuotos projekto vertės bus finansuojama priklausys nuo to, kuriai pareiškėjų grupiai priklausote. Paraiškas gali teikti labai mažos ir mažos įmonės, registruotos netrumpiau nei metus iki paraiškos pateikimo. Šiai pareiškėjų grupiai gali būti nustatytas maksimalus 25% finansavimas. Skaidrės dešinėje jūs matote informaciją, kada įmonė laikoma labai maža ir maža. Kita pareiškėjų grupė yra ūkininkai, kurie turi būti registruoti ūkininkų ūkių registre netrumpiau nei metus iki paraiškos teikimo. Jiems taip pat gali būti skirtas iki 25% finansavimas. Paraiškas gali teikti ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ar savivaldybių valdomos įmonės. Jos gali gauti iki 30% finansavimą, tačiau jeigu bent vienas dalininkas bus labai maža arba maža įmonė, ar šį statusą atitinkantis ūkininkas, tai bus galima skirti iki 25% finansavimą. Ir paskutinė pareiškėjų grupė yra piliečių energetikos bendrijos, kurios gali gauti iki 30% finansavimą, išskyrus atvejus, kai bent vienas dalininkas yra labai maža arba maža įmonė atitinkantis subjektas, tada gali būti skiriamas iki 25% finansavimas. Gauname klausimų, ar viešosios įstaigos asociacijos gali gauti paramą kaupimo įrenginiams įsirengti. Taigi, jums reikėtų įsivertinti, ar tokia įstaiga atitinka labai mažos ir mažos įmonės statusą ir ar ji vykdo ekonominę veiklą. Tai yra, ar vykdo reguliarią prekių pirkimo pardavimo, gamybinę ar paslaugų veiklas, už kurias siekiame gauti pajamų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jeigu norite dalyvauti kvietime kaip atsinaujinančių išteklių energijos bendrija arba kaip piliečių energetikos bendrija, turite turėti bendrijos statusą. Tai skaidrėje nurodome nuorodą, kur galite pasitikrinti, ar esate registruoti. Taip pat teikiame ir nuorodą, kur galite susipažinti su bendrijų steigimo reikalavimais, jeigu jums ta informacija dar yra aktuali. Jungtinio projektas turi būti įgyvendinamas pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, pavyzdžiui, nuoma arba panauda valdomame nekilnojamame turte. Jeigu nesate turto savininkas, o jį valdote kitais teisėtais pagrindais, kaip nuoma arba panauda, nekilnojamojo turto registre turi būti įrašas, kad nuomos panaudos sutartys yra pasirašytos netrumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui po jungtinio projekto pabaigos. Visais atvejais tiek nuosavybės, tiek kitais teisėtais pagrindais valdomas turtas turi būti registruotas nekilnojamojo turto registre. Partneriai nėra galimi, projektai turi būti vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vienas iš svarbiausių reikalavimų labai mažos ir mažos įmonės bei ūkininkai atitinkantys šį statusą turi ne mažiau kaip 50% elektros energijos pagamintos saulės ar vėjo elektrinėje, prie kurios bus prijungtas kaupimo įrenginys,
sunaudoti savo reikmėms ar ūkio poreikiams. Dar vienas reikalavimas, kad kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ar vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75% visos kaupiamos elektros energijos. Atkreipiame dėmesį ir į viešinimą, šis sritis taip pat gana svarbi. Jeigu jungtinio projekto vykdytojas turi interneto svetainę, joje turi būti patalpinta informacija apie gautą paramą. Viešinimas socialiniuose tinkluose yra privalomas visiems, todėl turite viešinti projektą bent viename iš pasirinktų socialinių tinklų. Viešinimo tekste turite pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinamą projektą, pristatyti veiklas, rezultatus ir būtina yra naudoti ES emblemą su užrašu finansuoja ES Next Generation. Šį ženklą matote ir mūsų skaidrėse visur. O socialiniuose tinkluose reikia naudoti 3 grotažymės, kurias taip pat matote skaidrėje. Jos nėra būtinos tik tais atvejais, jeigu naudojate teisingą ES emblemą su užrašu finansuoja ES Next Generation. Bendrai visose visuomeniai skirtose dokumentuose turi būti pateikta aiški informacija apie gautą ES finansavimą, ES indėlį ir naudą. Tinkamos finansuoti išlaidos yra kaupimo įrenginio įsigijimo išlaidos, būtinųjų priedų, tokių kaip kroviklis, inverteris ir kiti įsigijimo išlaidos, montavimo darbų išlaidos. Visa įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti. Išlaidų patyrimas galimas tik nuo paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos. Tai yra, jeigu su rangovais sudarysite pirkimo pardavimo sutartis ar pradėsite darbus dar iki pateikiant paraišką, tokios išlaidos bus pripažintos netinkamomis. Yra 2 pagrindiniai aplinkosaugos reikalavimai. Tai pirma, teikdami paraišką, jūs įsipareigojate laikytis reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo. Skaidrėje teikiame nuorodą aplinkos ministro įsakymą. Na ir antra, jūs turite įsivertinti, ar taikomi Natura 2000 reikalavimai. Natura 2000 teritorijų žemėlapyje, nuoroda į žemėlapį taip pat yra, čia tiesiog pavadinimas yra su saitu susietas nuoroda. Ten galėsite pasitikrinti, ar sklypas, kuriame bus įrengtas kaupimo įrenginys, ar jisai patenka į Natura 2000 ar artimą jos aplinką. Jeigu patenka, reikia kreiptis į atsakingą saugomų teritorijų direkciją, kad ji jums pateiktų išvadą, ar poveikis aplinkai vykdant kaupimo įrenginio įrengimą bus reikšmingas ar ne. Skaidrėje taip pat teikiame nuorodą, kur galite pasitikrinti, į kurią direkciją jums reiktų kreiptis. Jeigu atsakinga direkcija nustato, kad poveikis reikšmingas, aplinkos apsaugos agentūra turi pateikti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Visus šios minėtus dokumentus reikia pridėti prie paraiškos arba nurodyti nuorodas, jeigu dokumentai bus viešai pasiekiami internete. Privaloma užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus pro jungtinio projekto finansavimo pabaigos. Tai yra, tuos 5 metus jungtinio projekto vykdytojas negali nei perleisti, nei parduoti, nei keisti ar kitų būdų suvaržyti teisių turtą, kuriam įsigyti buvo skiriamos finansavimo lėšos. Jau anksčiau minėjau 2 reikalavimus dėl 50% elektros energijos suvartojimo savo reikmėms ir kad ne mažiau kaip 75% visos kaupiamos elektros energijos būtų kaupiama iš tiesiogiai prijungtos saulės ar vėjo elektrinės. Tai šie reikalavimai galios visus 5 metus po jungtinio projekto pabaigos viso projekto tęstinumo laikotarpiu.
tais atvejais, kai pareiškėjai nusimatys, kad leistina generuoti į tinklą galia bus lygi nuliai, šią sąlygą taip pat reiks išlaikyti visą tęstinumo laikotarpį. Lietuvos energetikos agentūra turės patikrinti, kaip laikomasi tęstinumo reikalavimų, todėl 5 metus kasmet jungtinio projekto vykdytojas turės pateikti elektros energijos duomenis iš įdiegto įrenginio apskaitos, pavyzdžiui, iš skaitiklio ar inverterio, ar kitus dokumentus, kurių paprašysime. Visus su jungtinio projektu susijusius dokumentus reikia saugoti 10 metų po metų, kai atliekamas galutinis mokėjimas gruodžio 31 dienos. Jeigu nebus laikomas investicijų tęstinumo reikalavimų, lėšas jungtinio projekto vykdytojas turės grąžinti. Su paraiška teikiami dokumentai. Tai būtina pateikti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas. Vienas iš šių dokumentų yra privalomas. Taip pat leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos, jeigu tokius dokumentus projekto pareiškėjas jau turi paraiškos teikimo metu. Neturinčių dokumentų jie turės būti pateikti per 2 mėnesius nuo rašto dėl finansavimo projektų įskirimo datos. O taikoma tai yra tik tais atvejais, kai kaupimo įrenginys yra didesnis negu 100 kW. Iki 100 kW kaupimo įrenginiams yra taikoma supaprastinta tvarka ir tokie dokumentai nėra reikalingi. Taip pat reikės pateikti įgaliojimą, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos teikimu ar projekto gyvenimu susijusius veiksmus. Ir tas įgaliojimas turės būti notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas. Tai įgaliojimai.lt per šitą būtent informacinių technologijų priemonę. Taip pat reikės pateikti informaciją apie pareiškėjų suteiktą valstybės pagalbą išskyrus de minimis pagalbą. Svarbu tai, kad tik tai tokia informacija ir tokie duomenys, kurių nėra kotis. Kotis tai yra suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos registras. Reikės taip pat pateikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją arba pažymą dėl didelės įmonės statuso ar susijusių įmonių duomenų. Jeigu jūsų nuosavas įnašas viršys 10 000 eurų, reiks pateikti ir finansavimo šaltinius, nuosavo įnašo, būtent finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Tai, pavyzdžiui, pažyma tai būtų, kurioje nurodytas banko kredito įstaigų ir juridinių asmenų akcininkų ar kitų sprendimas suteikti lėšas jungtinio projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kitas panašus dokumentas. Reiks pateikti už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvadą, kai sklypas patenka į Natura 2000 ar artimąją aplinką ir aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, jei atsakingos direkcijos išvadoje buvo nurodyta, kad poveikis aplinkai reikšmingas. Visi pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti paprastu arba elektroniniu parašu. Skaidrės apačioje mes mažomis raidėmis pateikėme informaciją, kokie dokumentų tipai yra priimami ir kaip pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu. Taigi, turėdami skaidrės, galėsite individualiai susipažinti, jeigu jums ta informacija aktuali. Kvietimas baigsis gruodžio 6 dieną. Nuo šios datos per 40 darbo dienų bus įvertintos paraiškos. Esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, laukiant duomenų ar atsakymų iš kitų institucijų, vertinimas gali būti pratęstas dar 30 darbo dienų. Jeigu vertinimo metu bus nustatyti trūkumai, pareiškėjų bus paprašyta patikslinti informaciją ar pateikti trūkstamus dokumentus, nustatant terminą nuo 5 iki 15 darbo dienų. Pareiškėjai negali tikslinti paraiškos jos vertinimo metu taip, kad įgytų pranašumą prieš kitus pareiškėjus.
Paraiškos bus vertinamos pagal bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus. Visoms paraiškoms atitinkančioms šiuos kriterijus bus skiriami balai pagal prioritetinius atrankos kriterijus ir sudaroma paraiškų eilė, kadangi kvietimas vykdomas konkurso būdu. Lietuvos energetikos agentūra gali pradėti paraiškų vertinimą nuo prioritetinių atrankos kriterijų. Ir pagal sudarytą eilę pareiškėjui bus siunčiamas raštas dėl finansavimo skirimo ir nuo šio momento pareiškėjas tampa jungtinio projekto vykdytoju. Projekto finansavimo sutartis nebus sudaroma. Paraiška atmetama šiais atvejais, jeigu ji bus pateikta pasibaigus nustatytam terminui, jeigu ji neatitiks bent vieno bendrojo ar specialaus projekto atrankos kriterijaus, kai su paraiška nebus pateikti visi kvietime nurodyti privalomi pateikti dokumentai ir kai tokie dokumentai nebus pateikti nors vieną kartą paprašius Lietuvos energetikos agentūrai. Taip pat paraiška bus atmesta, jeigu pagal prioritetinius atrankos kriterijus jinai surinks 0 balų ir jeigu per 2 mėnesius nuo rašto dėl finansavimo skirimo nebus pateiktas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos arba jeigu tuose dokumentuose pateikta informacija netitiks su paraiška teiktos informacijos. Tai šita sąlyga vėlgi galioja tik tais atvejais, kai kaupimo įrenginys yra didesnis negu 100 kW galios. Kitu atveju tie dokumentai pagal supaprastintą tvarką kaupimo įrenginiui nėra reikalingi. Kalbėjome apie bendruosius atrankos kriterijus, dabar pakalbėkime detaliau, tai kas tai yra. Lietuvos energetikos agentūra turės patikrinti, ar pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas, ar pareiškėjas nėra pripažintas nevykdančių pareigų susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo, ar neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo, ar nėra taikomas apribojimas neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo, ar juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, ar yra užtikrintas įnašo finansavimas, ar išlaidos nefinansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus arba šiuo metu įgyvendinamus projektus. Na ir visi kiti kvietime nustatyti reikalavimai. Tai jie bus patikrinti ir įvertinti bendrieji atrankos kriterijai. Dabar specialiai atrankos kriterijai. Jie yra 2, apie juos jau šnekėjome. Tai yra pirmas paraišką teikiantis subjektas. Pirmiausiai vertiname, ar jūs kaip pareiškėjas atitiksite pareiškėjų grupę, kuriai yra skirtas finansavimas. Ir antras kriterijus tai yra elektrinės dokumentų parengtumas ir įsipareigojimas dėl elektros energijos naudojimo. Tai bus vertinama, ar labai mažos įmonės ir ūkininkai, kurie atitinka šį statusą, turi įrengtą arba šiuo metu kaip tik įsirenginėja saulės ir vėjo elektrinę. Tai yra turi leidimą gaminti elektros energiją arba turi leidimą plėtoti elektros energijos gamybės pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas. Na ir žinoma, teikdami paraiškas, visi pareiškėjai turės įsipareigoti ne mažiau kaip 50% pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ar ūkio poreikiams. Na, o prioritetiniai atrankos kriterijai, pagal kuriuos yra skiriami jau balai ir sudaroma paraiškų eilė, tai yra 3. Pirmasis yra prašomo finansavimo dydis. Yra nustatyti 4 intervalai. Iki 31%, nuo 31 iki 61, nuo 61 iki 91 ir kai daugiau negu 91 didžiausio galima skirti finansavimo dydžio. Tai yra, mes nustatinėsime šitos procentus, tiksliau sakant, tai netgi jūs patys jau paraiškoje ir matysite, kai užpildysite, koks yra tas procentas, kiek jūs finansavimo prašote, nes bus nurodyta maksimali galima jums skirti finansavimo dydžio suma, o jūs patys galėsite pasirinkti, kokį
kokią tą sumą įrašyti ir koks procentas gausis atitinkamai nuo tos jūsų įrašytos sumos. Antras prioritetinis atrankos kriterijus yra prijungimo prie elektros tinklų taškui sutikta leistina generuoti galia. Tai jūs galėsite arba generuoti elektros energiją į tinklą arba ne. Tai jeigu leistina generuoti galia bus lygi nuliui, tai jūs gausite už tai papildomus 3 balus. Jeigu leistina generuoti galia bus didesnė už nulį, tai balų negausite. Ir trečias atrankos kriterijus yra paraišką teikiantis subjektas. Jeigu paraišką teikia atsinaujinančių išteklių energijos bendrija arba piliečių energetikos bendrija, kurie turi ne mažiau kaip 10 dalininkų, narių ar dalyvių, tai bus skiriami 2 balai. Jeigu paraišką teikia labai maža įmonė ar ūkininkas, kuris šį statusą atitinka, tai bus skiriamas 1 balas, na, o visi kiti pareiškėjai už šį prioritetinį atrankos kriterijų balą negaus. Matote skaidrės dešinėje pusėje yra kriterijaus svorio koeficientas, tai kai paskirsime balus, padauginsime iš svorio koeficiento ir turėsime bendrą paraiškai skiriamų balų sumą. Viso maksimaliai galima surinkti 100 balų, minimalus balų skaičius, kad paraiška būtų finansuojama, yra 6. Jeigu pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus bus surinkta 0 balų, paraiška turės būti atmesta. Ir čia dar šiek tiek pailiustravimui pateiksiu pavyzdį, kaip suprasti tą pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Tai išėmiau lentelę iš paraiškos formos ir įsivaizduokime, kad įmonė prašo 50 kWh talpos kaupimo įrenginio. Jeigu jinai įsives į paraiškos formą tuos 50 kWh, automatiškai bus paskaičiuota suma maksimaliai galima finansavimo yra 9302,88 €. Ir va čia šitam kitam langelyje pareiškėjas turės pasirinkti, kokią sumą jisai prašo finansuoti. Jinai neturi viršyti šitos sumos. Šiuo atveju aš pasirinkau, kad jisai prašo 8 000 €, vadinasi, jo tas intensyvumas yra 85,99% ir šitas procentas patenka į intervalą nuo 61 iki 91%, vadinasi, už pirmąjį atrankos kriterijų pirmąjį prioritetinį būtent atrankos kriterijų bus skirtas 1 balas, jisai padaugintas iš svorio koeficiento 6 ir galutinis rezultatas, kad šitai paraiškai už pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų bus skiriami 6 balai. Paraiškų eilės sudarymas. Jeigu taip atsitiktų, kad paraiška surinks vienodą balų skaičių ir jau finansuoti nepakaks kvietimui skirtos finansavimo lėšų sumos, tada pirmenybė bus teikiama toms paraiškoms, kurios surinks daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Tada jeigu ir tada bus paraiškų, kurios surenka vienodą balų, tada žiūrėsime į antrąjį. Jeigu ir tada bus vėlgi paraiškų su tuo pačiu balu, žiūrėsime į trečiąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Ir galiausiai, jeigu galutinėme rezultate vis tiek bus paraiškų su tokiu pačiu balu, pirmenybė bus suteikiama projektams, kurie pateikti anksčiau, paraiškoms, kurie bus pateikti anksčiau. Taip, dabar aš perleisiu žodį savo kolegijai Jolitai, jinai pratęs pranešimą. Labą dieną, tai tęsiam toliau. Pareiškėjas su paraiška turi pateikti SVV deklaraciją arba didelės įmonės duomenų teikimo pažymą. Jeigu jūs atitinkate labai mažos ar mažos įmonės kategoriją, esate ūkininkas atitinkantis labai mažos įmonės statusą, atsinaujinančių išteklių energijos bendrija arba piliečių energetikos bendrija, kurioms nereikia pildyti didelės įmonės duomenų teikimo, tuomet turėtumėte užpildyti ir pateikti SVV deklaraciją.
Didelės įmonės duomenų teikimo pažymą turi pildyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrija arba piliečių energetikos bendrija, kurių dalininkais savivaldybės ir ar savivaldybių įstaigos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai atskiria arba kartu turi daugiau kaip 25% įmonės dalyvių balsų. Šioje skaidrėje matote SVV deklaracijos pavyzdį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad į SVV deklaraciją reikėtų įrašyti susijusias ir partnerines įmonės bei šių įmonių darbuotojų skaičiaus, metinių pajamų ir arba turto dydžius už 3 paskutinius finansinius metus, jeigu įmonė veikia ilgiau negu 3 metus. Jeigu įmonė veikia 2 metus, tai duomenys pildom už 2 metus. Štai šioje skaidrėje yra pateikta didelės įmonės duomenų teikimo pažymos formos pavyzdys. Tai lygiai taip pat reikėtų užpildyti laukelius ir informaciją, kuri yra prašoma, tai nurodyti pildymo datą, deklaruojančios įmonės pavadinimą, įmonės kodą bei su deklaruojančia įmonė susijusias įmonės. Šioje skaidrėje įdėtos nuorodos į deklaracijos formą ir SVV deklaravimo tvarkos aprašą, kuriuo naudojantis galite lengvai ir paprastai užsipildyti deklaracijos formą. Visais atvejais turi būti pildoma deklaracijos forma F1, jeigu įmonė turi susijusių partnerinių įmonių, tai tuomet atitinkamai pagal kiekvieną situaciją reikėtų pildyti arba P1 arba S1 formas. Ir daugiau informacijos taip pat pateikta nuorodose žemiau, galite pasižiūrėti. Įmonės gali būti savarankiškos, susijusios arba partnerinės. Tai savarankiškos įmonės yra tokios, kurios neturi nei susijusių, nei partnerinių įmonių. Susijusios įmonės yra tokios, kurias sieja kuris nors žemiau nurodytų ryšių. Tai yra viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje, viena įmonė turi teisę skirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių. Įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių sudarytų su šia įmonė arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų. Įmonė, kuri dėl sutarčių sudarytų su kitos įmonės dalyviais kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų, dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavo bent vienas iš šios dalies 1-4 punktuose nurodytas įmonių ryšys, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiuose rinkose. Partnerinės įmonės tai įmonės turinčios nuo 25 iki 50% kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių. Šiame pavyzdyje nurodyta pareiškėjas A, kad jisai turi 70% įmonės A1 dalyvių balsų ir 30% įmonės A2 dalyvių balsų. Pareiškėjas A ir įmonė A1 yra susijusios įmonės, kadangi pareiškėjas turi daugumą dalyvių balsų įmonėje A1, o pareiškėjas ir įmonė A2 yra partnerinės įmonės, kadangi pareiškėjas turi nuo 25 iki 50% dalyvių balsų A2 įmonėje. Trupučiuką pakalbėkime dar apie sunkumų vertinimą. Tai sunkumai yra vertinimai remiantis Komisijos reglamentu numeris 651/2014 metų, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius. Tai yra vertinamas pareiškėjas ir visas ūkio subjektas. Tai yra grupė įmonių, kurias sieja susijusių įmonių ryšiai. Duomenų šaltiniai tai yra finansinės atskaitomybės dokumentai arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, kurie turėtų būti pateikti į registrų centrą. Todėl, jeigu dar nesate pateikę, tai rekomenduojame iki paraiškos pateikimo tuos dokumentus pateikti.
Paraiška būtų atmetama, jeigu nustatoma, kad pareiškės atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį arba ūkio subjektas, kuriam jis priklauso, atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį. Čia pateiktas sunkumų skaičiavimo pavyzdys, kuomet įmonė sunkumų nepatiria, tai svarbu atkreipti dėmesį, kad duomenys imami iš balanso eilutės rezervai, nepaskirstytas pelnas arba nuostolis ir įstatinis kapitalas. Šiuo atveju skaičiuojam neigiamą sumą, tai iš rezervų atimam nepaskirstytą nuostolį, gaunam minusinę sumą minus 2500 ir šią sumą lyginam su pusė įstatinio kapitalo. Matome, kad šiuo atveju neigiama suma yra mažesnė už pusę įstatinio kapitalo, todėl įmonė sunkumų nepatiria. Šis pavyzdys yra analogiškas, tik tais yra nurodyta didesnė neigiamo nuostolio dalis. Tai panagrinėjus matome, kad gauta neigiama suma yra didesnė už pusę įstatinio kapitalo. Tokiu atveju vertinama, kad įmonė patiria sunkumus ir pagalba šiai įmonei jau suteikta negalėtų būti. Dėkoju ir perduodu žodį kolegijai. Ačiū, tai toliau pereiname prie paraiškos pildymo formos. Pirmiausia, tai norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs turite kelis nekilnojamojo turto objektus ir tuose objektuose turite skirtingas elektrinės ir ten statysitės atskirus kaupimo įrenginius, tai tada kiekvienam tokiam objektui reikės teikti po paraišką. Tai kiek bus objektų, tiek ir turėsite pateikti paraiškų. Dabar matot, skaidrėje yra paraiškos pildymo formos nuoroda, kur galima pildyti paraiškas ir taip pat yra pateikta instrukcija, kaip prisijungti prie mūsų tos LIE Submittable platformos. Dabar aš nutrauksiu skaidrų demonstravimą ir pereisiu prie pasidalinimo ekranų, parodysiu, kaip pildyti paraišką. Aš esu Lietuvos energetikos agentūros puslapyje ena.lt. Jūs turėtumėte nueiti į kvietimą įteikti paraiškas ir pats pirmasis pasirinkimas yra prisijungti prie paraiškų teikimo elektroninių formų. Paspaudžiame. Tada yra norėdami prisijungti prie paraiškų teikimo elektroninių formų, spauskite čia. Tai čia ir paspaudžiu. Pasirenkame iš dabar galiojančių aktualių kvietimų mums reikalinga investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams. Spaudžiame ant jo. Iš pradžio jums duos susipažinti su keliais paaiškinimais. Perskaitykite, susipažinkite. Tada jums duos tokį klausimyną. Iš principo tai yra visos tezės ir savokos, apie ką mes šnekėjome, apie visus reikalavimus. Tai jūs pasižymėkite visur varneles, kad perskaitėte, susipažinote, supratote ir sutinkate dalyvauti kvietime su tokiamis sąlygomis. Pasirinksite ir kuri esate įmonė, kad tikrai atitinkate statusą ir perskaitysite visus kitus teiginius, pasižymėsite, kad viską perskaitėte, viską supratote ir paspausite pateikti formą. Kai paspausite pateikti formą, jau atsidursite pačioje paraiškos formoje. Užsipildysit paraiškos pildymo datą. Jeigu esate ūkininkas, įvesite vardą, pavardę, jeigu juridinis asmuo, tai juridinio asmens pavadinimą, būtent tokį, koks yra nurodytas juridinių asmenų registre. Jeigu esate ūkininkas, įvesite savo asmens kodą, jeigu juridinis asmuo, tai juridinio asmens kodą. Tada yra rekvizitai adresas, pareiškėjo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tai susivesite rekvizitus ir banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos numerį. Šitas sąskaitos numeris privalo būti pareiškėjo, jis bus naudojamas jums pervesti lėšas. Tada dar yra rekvizitai jūsų kontaktinio asmens. Jūs ir pats galite būti kontaktinis asmuo arba galite nurodyti ir kitą kontaktinį asmenį,
jeigu norite, kad Lietuvos energetikos agentūra vertinimo metu bendrautų su kitu asmeniu. Tai asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Tada jums reiks pasirinkti, kas jūs esate iš visų galimų pareiškėjo subjektų. Labai maža ar maža įmonė, ūkininkas ir taip toliau. Pasirinksite vieną iš kaupimo įrenginio tipų, ličio geležies fosfato ar ličio jonų kaupimo įrenginys. Ir taip pat pasirinksite, ar jūs turite teisę ir prašote dengti PVM išlaidas. Taip galite žymėti tik tai tais atvejais, kai PVM nėra traukiamas į PVM atskaitą, ne, dažniausiai ir bus ne, kai PVM visgi yra traukiamas į PVM atskaitą. Kai pažymėsite šitos 3 laukelius, jums automatiškai sistema suformuos tokią lentelę. Jūs čia galite per šitas 2 rodyklės išsididinti. Ir jums reikės, čia aš iš karto jau buvau, kadangi įvedusi, tai dabar matote, jau šitie 2 laukeliai bus tušti, kur yra nepildoma B stulpelyje ir E stulpelyje. Būtent tik tai tuos 2 stulpelius jūs užpildysite. Tai B stulpelyje įvesite į savo norimo kaupimo įrenginio talpą, tai kaip aš pavyzdį rodžiau 50, ir įvesite kokios jūs prašote finansavimo sumos. Jums E stulpelis skaičiuoja, kokia yra galima maksimali suma. Jeigu jūs norėsite gauti balų už pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų, tai jums reikės paprašyti tokios sumos, kuri būtų mažesnė negu 91%, kuris va čia yra išskaičiuojamas G stulpelyje. Dar tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu vesite sumą su kableliu, reikia naudoti tašką, ne kablelį, nes tiesiog sistema nesupras kablelio. Tada pačioje jau formoje, nebe lentelėje, o į formą reikės įsivesti jūsų norimo kaupimo įrenginio talpą ir tą pačią finansavimo lėšų sumą, kurios turi sutapti tiek įrenginio talpa, tiek lėšų suma turi sutapti su lentelėje nurodytais skaičiais. Toliau reikės įvesti planuojamo kaupimo įrenginio įrengtąją galią kilovatais. Tai nesupainiokit, čia ne kilovatvalandės, ne talpa, o jau grinai galia. Ir nuo šio rodiklio, nuo įrengtosios galios priklausys, kokių jums dokumentų reikės. Nes jeigu jisai bus, kaupimo įrenginys bus mažesnis negu 100 kW galios, tiesiog bus supaprastinta tvarka ir tam tikrų dokumentų jums nereikės pildyti ir jūs jų negausite tiek iš ESO ar iš verto. Tada pasižymėsite prijungimo prie elektros tinklų taškui suteiktą leistiną generuoti galią. Tai yra, ar jūs generuosite į tinklą energiją ar negeneruosite. Tai jeigu leistina generuoti galia lygi 0, žymėsite čia, jeigu didesnė už 0, tada žymėsite čia. Tai reikš, kad jūs generuosite energiją į tinklą. Paskui jums reikės pasirinkti apskritį, kur jūs turite sklypą ar kur bus įrengtas kaupimo įrenginys. Kai pasirinksite apskritį, jums duos pasirinkimą savivaldybę, tiesiog susikonkretinti vietovę. Toliau jums reikės įvesti nekilnojamojo turto objektą, kuriame planuojame įrengti kaupimo įrenginį adresą ir kitame laukelyje unikalų numerį pagal nekilnojamojo turto registro duomenis. Kaip jau pristačiau, reikės įsivertinti Natura 2000 reikalavimus. Tai čia dar matote, mėlynai taip pat yra pažymėti žemėlapiai, kur jūs galite pasitikrinti, ar jūsų sklypas patenka į Natura 2000 teritoriją ar artimąją aplinką. Jeigu patenka, tada reikės kreiptis į direkciją, o kurio direkcija atsakinga, taip pat galėsite pasižiūrėti direkcijų ribų žemėlapį. Jeigu jūs čia pasižymėsite, ne, jūs nepateksite į tą Natura 2000 teritoriją, tai tada jums toliau jau nieko su šituo klausimu nereikės daryti, bet jeigu jūs pateksite,
jums reikės gauti atsakingos direkcijos išvadą, pateikti arba nuorodą, kur yra ta išvada, arba pridėti tą pačią išvadą. Jeigu nuoroda yra skelbiama viešai, kažkur mes ją galėsim per interneto nuorodą rasti, tai jūs tiesiog ją įrašysite tą nuorodą. Jeigu jūs turite išvadą kaip dokumentą, jį per pasirinkite failą pridėsite. Ir jeigu toje išvadoje bus nustatyta, kad poveikis yra reikšmingas, dar reikės pasižymėti, kad taip, poveikis reikšmingas. Jeigu pasižymėsite ne, kad visgi nereikšmingas, tai vėlgi nieko toliau daryti nereikės, bet jeigu taip poveikis reikšmingas, tada reikės dar aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Ir čia vėlgi yra arba internetinė nuoroda, arba pats sprendimas, kurį reikia prikabinti, pridėti prie paraiškos formos. Viešinimo informacija, čia reikės nurodyti pagrindinę interneto svetainę, kurioje bus skelbiamas jungtinio projekto aprašymas. Jeigu tokios interneto svetainės neturite, tai nieko ir nerašote, bet jeigu turite, tai privalėsite tenai viešinti informaciją apie jungtinio projekto įgyvendinimą. O socialinių tinklų nuoroda yra visiems privaloma, todėl turėsite nurodyti konkrečios paskyros nuorodą, kur jūs norėsite viešinti savo projektą. Ir pridedami dokumentai. Tai vienas iš minėtų 3 dokumentų, ar tai būtų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybės pajėgumus, arba leidimas gaminti elektros energiją, arba elektrinis prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos. Tai vieną iš jų pasirinkus tiesiog reis jums pridėti failą. Jeigu turite ir kaupimo įrenginio dokumentus, tai juos galėsite jau taip pat pridėti, nereikės jų teikti po 2 mėnesių. Jeigu neturite ir jūs galite jų neturėti, tai tiesiog pažymėsite ne. Jeigu turite įgaliojimą, ne pats teikiate paraišką, o įgaliojate kitą fizinį ar juridinį asmenį, taip pat reikės pateikti ir pridėti čia įgaliojimą. Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą. Yra formos, jas tiesiog paspausite ir jums iššoks parsisiuntimas ir šitos dokumentus visus galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį ir užsipildyti tas formas. Pasirinksite, ar jūs teiksite smulkio ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, ar pažymą dėl didelės įmonės statuso ar susijusių duomenų. Vienas iš jų. Jeigu viršysite 10 000 eurų nuosavą įnašą, tai dar turėsite pridėti ir tai pagrindžiantį dokumentą, iš kur jūs gausite lėšų padengti tam nuosavui įnašui. Jeigu neviršė, tada jums nieko nereikės papildomai pateikti. Čia reikės jums susipažinti, būtinai paspausti varneles, kad tikrai įsipareigojate su jų aptartais įsipareigojimais, kad dėl statybos atliekų sutvarkymo, dėl 50% suvartojimo savo reikmėms ir dėl 75% kaupiamos elektros energijos kaupimo būtent iš saulės ar vėjo elektrinių, kad jūsų tas kaupimo įrenginys kaups energiją. Ir paskutinis, jūs pridėsite pasirašytą pareiškėjo deklaraciją. Pareiškėjo deklaracijos forma yra taip pat mėlynai jums parodyta, jūs ją parsisiųsite, užsipildysite, kas ją pasirašo, pareiškėjo duomenys įvesite, pasirašysite paprastu arba elektroniniu parašu, pridėsite failą ir galėsite pateikti formą. Galite ir išsaugoti projektą, jeigu jūs dar kažko nežinote, nesate tikri arba esate nepasirengę tam tikrų dokumentų, bet jau užsipildėte dalinai paraiškos formą, tai tą formą jūs galite tiesiog išsaugoti. Ir paskui prisijungę iš naujo galėsite pildyti toliau. Aš tik tai ko dar nepaminėjau, kai mes jungiausi prie formos, aš kadangi jau esu užsiregistravusi, tai man nerodė to laukelio, kur įsivesti savo prisijungimus. Jūs, kai registruositės iš naujo, tiesiog jums reikės
prisiregistruoti prie tos sistemos. Tai yra įsivesti savo duomenis, susikurti slaptažodį ir taip galėsite tada jau jungtis prie pačios paraiškos formos. Dabar aš grįšiu atgal prie skaidrių ir eisime jau į finišo tiesiąją. Taip, tai pabaigėm ties šitą skaidrą, kur mes ėjome į pačią paraiškos formą. Tai mes ką rekomenduojame prieš pildant, tikrai pasitikrinkite atitikimą kvietimo sąlygoms, reikalingus su paraiška pateikti dokumentų sąrašą ir keliamus įsipareigojimus. Pasitikrinkite, ar nekilnojamo turto objekto, kuriame planuojama įrengti kaupimo įrenginį, nuosavybės teisė ar kiti teisėti valdymo pagrindai įregistruoti registrų centro nekilnojamo turto registre. Taip pat išsiaiškinti taikomus aplinkosauginius reikalavimus ir reikalingus gauti dokumentus bei kreiptis į atsakingas institucijas. Atkreipti dėmesį, kad finansuojami gamintojai, negaminantys vartotojai ir įsivertinti, ar 50% elektrinėje pagamintos elektros energijos suvartosite savo reikmėms ar ūkio poreikiams. Dar šiek tiek apie avansą. Avansas jums gali būti išmokamas, jisai gali būti iki 30% nuo projektui skirtos finansavimo lėšų sumos. Jis gali būti išmokamas tik jau po to, kai Lietuvos energetikos agentūra jums atsiųs raštą dėl finansavimo jungtinio projektui skirimo. Tada, jeigu jūs matysite avanso poreikį, teiksite laisvos formos prašymą Lietuvos energetikos agentūrai, jį atsiųsite info@ena.lt, tame prašyme ten nurodysite dydį ir pridėsite privalomus dokumentus, tai avanso draudimo dokumentą bei avanso poreikio pagrindimo dokumentus. Tai pavyzdžiui, jeigu jau esate pasirašę sutartį su rangovu, paslaugų ar prekių tiekėjų dėl įrangos įsigijimo, montavimo ir toje sutartyje yra numatyta avansinio mokėjimo galimybė, arba lygiaverčius kažkuriuos dokumentus. Jeigu norėsite avanso, bus sudaryta avanso skirimo sutartis su Lietuvos energetikos agentūra. Galutinis mokėjimo prašymas. Jis yra teikiamas įgyvendinus jungtinio projekto veiklas, bet ne vėliau kaip iki 26 metų, o kovo 31 dienos. Čia yra nuoroda, kur mes skelbsime formą mokėjimo prašymo, kol kas dar kvietimas nėra pasibaigęs, tai formas netalpiname. Jūs užpildytą formą su privalomais pateikti dokumentais teiksite vėlgi į info@ena.lt. O privalomi dokumentai, kurie pagrįs, kad jūs tikrai įsirengėte kaupimo įrenginį, bus įrangos perdavimo priėmimo aktas ar įrengimo darbų atlikimo aktas, taip pat įrenginio pasas arba techninė specifikacija, joje mes turėsime matyti, kokio tipo jūsų yra kaupimo įrenginys ir kokia yra jo talpa. Taip pat leidimą generuoti energiją iš energijos kaupimo įrenginio. Čia tais atvejais, kai kaupimo įrenginys bus didesnis negu 100 kW galingumo, o kitais atvejais, jeigu jis yra mažesnis negu 100 kW, tada reikės pateikti rangovo deklaracijos akto kopiją. Jeigu bus pateikti ne visi reikalingi dokumentai, tai mes vėlgi suteiksime jums galimybę dar pasitikslinti dokumentus, nustatysime terminą, per kurį jūs turėsite tą trūkstamą informaciją pateikti. Jisai mokėjimo prašymas bus išnagrinėjamas per 30 darbo dienų nuo jo pateikimo datos, o lėšos išmokamos per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo patvirtinimo.
Jei teisės aktų nustatyta tvarka jungtinio projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl jungtinio projekto vykdytojo veiksmų, jas jungtinio projekto vykdytojas privalo grąžinti Lietuvos energetikos agentūrai. Tai čia trumpa schema, apie ką aš ir kalbėjau, kad paraiška, kai yra pateikiama, tik tada galima yra rangos pradžia. Nuo kvietimo pabaigos per 40 darbo dienų yra gaunamas raštas dėl finansavimo skirimo. Per 12 mėnesių yra įrengiamas kaupimo įrenginys ir teikiamas mokėjimo prašymas. Mokėjimo prašymas išnagrinėjamas per 30 darbo dienų, ir per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo jau patvirtinimo išmokame kompensaciją. Dar keletas klausimų, kurie kaip ir nebuvo atsakyti pranešimo metu, bet jūs juos uždavėte mums registruodamiesi į mokymus. Kokius projektus gali įgyvendinti savivaldybių administracijos? Tai, kaip suprantame, tai yra labai bendras klausimas ir tiesiog galima atsakyti taip, kad savivaldybės administracija gali įgyvendinti tuos projektus, kuriuose yra tinkamas pareiškėjas pagal nustatytas pareiškėjų grupės. O jeigu kalbame konkrečiai apie kaupimo įrenginių finansavimo šitą kvietimą, tai negali būti skiriamas finansavimas savivaldybės administracijai, kadangi savivaldybės administracija jau automatiškai netitinka labai mažos ir mažos įmonės statuso. Tačiau savivaldybės administracija gali būti bendrijų dalininkė, tai tada tokia bendryje, kaip pareiškėjas, gali dalyvauti kaupimo įrenginių finansavimo kvietime. Ir labai susijęs klausimas yra antras, ar savivaldybių įstaigoms tai skirtas kvietimas. Tai vėlgi taip pačiai reikėtų vertinti, jeigu ta įstaiga atitinka labai mažos ir mažos įmonės statusą, tik tai tokiu atveju ji gali dalyvauti kvietime. O šiaip savivaldybių įstaigos taip pat gali būti bendrijų dalininkės ir tada ta bendrija gali dalyvauti kvietime. Buvo noras turėti nuorodą į tvarkos aprašą, tai mes jį įdedame, galėsite atsiversti, pasižiūrėti. Dar vienas klausimas, ar gali dalyvauti ir tie ūkiai, kurie pateikė paraišką saulės elektrinių statybai. Tai taip gali, tai teikiant paraišką kaupimo įrenginiams įsirengti, jau svarbu turėti ESO išduotas elektrinės prijungimo sąlygas arba verti išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Ir paskutinis klausimas, ar elektromobilis gali būti vertinamas kaip energijos kaupiklis? Šiame kvietime ne, nes pagal kvietimo sąlygas tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą turi būti jungiamos saulės ar vėjo elektrinės ir kaupimo įrenginiai. Teikiame jums visus savo kontaktus, jeigu dar turėsite klausimų ir po pranešimo, galite su mumis susisiekti, skambinti telefonu arba rašyti elektroniniu paštu kaupikliai@ena.lt. O dabar manau, kad galime pradėti jūsų klausimų atsakymų sesiją. Tai jeigu turite klausimų, prašom klausti, klausom jūsų. Dėkui kolegėms, tada periname prie klausimų jūsų. Prašyčiau, kas nori užduoti klausimą, pakelti virtualią ranką ir tada iš eilės išklausysime jūsų, pakomentuosime. Tiek, kiek šiandien žinosime, prireikus jums atsakysime papildomai elektroniniu paštu. Matau, kad keletas klausimų jau yra užrašyta pokalbių skiltyje. Aš juos įgarsinsiu ir pabandysime tada atsakyti ir lauksime jūsų jau papildomų klausimų. SVV deklaracijoje nurodyta, kad pildomi duomenys už 3 metus, tik tuomet, jeigu keitėsi įmonės statusas. Priešingų atveju pildoma tik už 2 metus. Kodėl reikalaujate pildyti už 3 metus? Paprašysiu kolegai atsakyti. Jo, iš tikrųjų jūs esate teisus. SVV pildymo deklaracija buvo ten taip ir nurodyta. Mes prašome už 3 metus, kadangi tai yra bendras toksai principas, kad
daugiau matyt tų įmonių yra, kur už tuos metus pildo. Ir kitas dalykas, kad kartais galbūt pats pareiškėjas neįsivertina, ar tas įmonės statusas keitėsi ar ne. Ir mūsų vertintojai taip pat turi pasižiūrėti visgi už tuos metus, ar keitėsi įmonės statusas ar ne. Tai visiems paprasčiau būtų, jeigu duomenys būtų užpildyti už 3 metus. Jeigu jūsų tokia situacija, kad jūsų duomenys per 2 paskutinius metus nesikeitė ir jūs duomenys pateiksite už 2 metus, tai tuomet toks irgi variantas būtų tinkamas. Norime pabrėžti, kad vertintojai turi informacijos tikrumu įsitikinti. Tai jeigu nepateiksite iškart su paraiška, vertintojai visiems turės tikrinti informaciją ir gali paprašyti tada jau paraiškos vertinimo metu, kad priimtų tinkamą sprendimą dėl įmonės dydžio nustatymo, kuris yra viena iš svarbiausių sąlygų nustatant pareiškėjo tinkamumą. Ar atsinaujinančių išteklių bendrija taip pat turi būti gamintoja, o ne gaminančia vartotoja? Ši priemonė yra skirta gamintojams. Visi mūsų pareiškėjai dalyvauja kaip gamintojai. Kodėl numatytas įsipareigojimas kaupti ne mažiau kaip 75% elektros energijos iš tiesiogiai prijungtos saulės ir ar vėjo elektrinės? Kolegės, ar dabar galėsime iš karto atsakyti? Čia yra finansavimo sąlygų nuostata. Ji yra atėjusi iš kitų europinių dokumentų, kiek man yra žinoma, ir tiesiog ją reikėjo ir privalėjo įdėti ministerija. Iš valstybės pagalbos reikalavimus nustatančio europinio dokumento. Įgarsinau kol kas užduotus klausimus pokalbių skiltyje. Kviečiu užduoti ir balsu, pakeliant virtualią ranką, kad galėtume visus išklausyti ir jums rūpimus klausimus atsakyti dabar arba juos užsifiksuoti ir jums atsakyti individualiai po šito susitikimo, o jeigu klausimas būtų aktualus platesniam ratui, jį atsakytume ir informaciją pateiktume dažnai užduodamų klausimų skiltyje mūsų interneto svetainėje. Tai tikrai labai labai laukiame jūsų klausimų. Vis dar nematau rankų. Tikriausiai šiam momentui klausimų neturite, jeigu taip gerai suprantame, nes dar pasitikrinkime, ar yra mūsų pokalbių skiltyje. Pokalbių skiltyje nėra naujų klausimų, rankų nematome. Tada padėkosime visiems už dalyvavimą. Labai tikime sulaukti kuo daugiau jūsų paraiškų. Jei po šito pristatymo, pildant paraišką, iškiltų papildomų klausimų, poreikio pasitikslinti, tikrai kviečiame paskambinti ar parašyti elektroniniu paštu ir stengsimės kuo išsamiau atsakyti, kad jūs galėtumėte tinkamai užpildyti paraišką. Ačiū už dalyvavimą. Ačiū labai. Viso geriausio. Dėkui, viso geriausio.